Bet iš tikrųjų, pažymiai ir nėra svarbiausias dalykas. Aha, mamoms pasakyk. O mamom, aš manau, tiesiog reikėtų nesikišti. Ką mums daryti, kaip mums paaiškinti savo dukroms, kad reikia mokytis? Tai aš nežinau, ar spaudimas visą laiką yra geriausias būdas. Tarsi kiekviena mama ir kiekvienas tėtis, jie sako, jog jie myli vaikus ne už pažymius. Bet tinginystė gali tai pakeisti. Geras, kaip svarbu apie tai kalbėti. Gal tu turi instrukciją? Labas, aš Jurga. Uma, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, mes kalbamės apie paauglystę su geriausiamis Lietuvos paauglystės ekspertėmis. Kuo? Pačiomis paauglėmis. Panos, labas. 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 Ar yra kas nors, ką apie jūs turėtų žinoti pasaulis šiuo metu? Mano vardas Goda. Gerai, čia neblogai. Man 17. Ar jautiesi paauglystės ekspertė? Ne? Nu, taip nesakyk. Taip. Kaip lengva tai įtikinti. Labai gerai. Aš esu Ragilė, man 15. Ir va. Tai ekspertize paauglystės užsiimi nuo kelių? Nu, gal prieš 2-3 metus pradėjau. O kaip tu sužinojai, kad tu jau paauglystės ekspertė? Tiesiog gal kažkaip iš vidaus pradėjau taip kitaip galvoti apie dalykus. Žinot, kartais mama sako, aš vieną rytą prabudau ir ji jau buvo paauglė. Ir aš nebežinau, ką su ja daryti. Tau taip irgi buvo? Manau, kad ne, palaipsniui. Man tai panašiai. Aš, man rodos, vieną dieną atsikėliau ir va, paauglė. Ir paauglė. Ir Trenkiai paauglė. durimis, Taip. nusidažiai sienas juodai. Nu, neleido, bet apsirengiau juodai. Tai žiūrėkit, mamos, paauglystė tiesiog ateina. Norit jūs to ar nenorit, laukit ar nelaukit. Ir šiandieną paauglystės kontekste mes tyrinėsime tokią temą, be kurios neapsieina nei viena šeima. Ir tai yra mokslai. Aš gal jau buvau netokia ir paauglė, jau buvau studentė, kai labai susimoviau. Susimoviau taip, kad mane pagavo per egzaminą naudojantis, net nenaudojantis, bet perduodant mano draugiai, kuriai reikėjo pagalbos, špargalkę. Mane pagavo ir aš turėjau mokėti už mokslą. Aš neišdrįsau pasakyti savo tėvams, kad ateinančius 5 metų mano mokslai kainuos. Ir šitie 5 metų buvo tokie sausi, nes visus pinigus, kuriuos aš gaudavau valgiui, autobusams ir gyvenimui, aš atiduodavau universitetui. Nes labai norėjau mokytis ir man buvo baisiai baisu pasakyti savo tėvams, kad mano mokslas šiuo metu kainuoja. Tai aš suprantu, kad ta mokslo tema nėra tik tai šiuolaikinių paauglių bėda, ar ne? Kad mokslas visada buvo toks svarbus. Ir žinot, koks didžiausias klausimas mamoms kylantis, jos visą laiką sako, tai ką mums daryti, kaip mums paaiškinti savo dukroms, kad reikia mokytis? Ar reikia aiškinti? O jeigu reikia aiškinti, tai kaip? Gal tu turi instrukciją? Aš manau, kad kiekviena mergina supranta, kad mokytis reikia ir kad ateityje joms tai padės. Bet žiūrėk, aš ginčiuosi su tavim visiškai. Nes ką man sako mamos, ar ne? Man mamos sako, kad nė velnio jos nesupranta, joms niekas neįdomu, jos nenori eiti į mokyklą, jos sako, kad joms nereikia didesnių pažymių, jos sako, kad joms užtenka mokytis, tiesiog vidutiniškai. Kaip nuraminti mamas, ar įmanoma jas nuraminti? Manau, kad ne, tai tiesiog yra etapas, kurį reikia praeiti. Nuostabiai. Gal tu turi instrukciją?
Aš galiu gal papasakoti iš savo patirties, kaip aš kai buvau jaunesnė, mane bandė spausti ir nelabai pavyko, aš labai priešinausi. Ir tada, kai mane nustojo spausti, aš supratau, kad aš dėl savęs mokausi ir tą noriu daryti, ir kad man patinka tą daryti. Ir tada pradėjau pati mokytis. Tai aš nežinau, ar spaudimas visą laiką yra geriausias būdas. Spaudimas tikrai nėra geriausias būdas, bet aš galvoju, gal yra paauglės, kuriams reikia to spaudimo, reikia jo? Manau, kad kai kuriuom tikrai taip, bet ne visom. Kaip mamai žinoti? Kaip tavo mama žino, kada tau reikia pagalbos, kada tau reikia paspausti, o kada palikti ramybėj? Mano situacijai tai aš pati paprašau. Ir toks, jeigu man reikia pagalbos, aš pati paprašau, o dėl spaudimo visada yra tas spaudimas. Nežinau. Ir aš turiu instrukciją. Jeigu mes mamos galvojam, fantazuojam, kad mūsų dukroms reikia pagalbos mokantis, mes galim padaryti labai didelę klaidą, nusprendę tą pagalbą joms suteikti. Čia pat ir vietoj. Jeigu mes galim, kaip mamos, pasisodinti savo dukrą prie stalo ir sakyti, dukra, ar tau reikia pagalbos su mokslais? Ir tada kokias 5 minutės tiesiog patylėti ir paklausyti, ką dukra pasakys. Ir jeigu dukra sakys, man nereikia, tai labai galimas daiktas, kad jai šiuo metu nereikia. Jeigu galite jai priminti, jog po savaitės ar 2 paklausite vėl ir taip ir padarysit, laimės ir ji, ir jūs. Dukra žinos, kad jums svarbu, o jūs žinosit, kad neįsibrovėte jos pasaulį. Tada, kada nereikėjo. O nesinori ginčytis su manim? Tai aš sutinku. Širį. Kada labiausiai nori mokytis? Nes žiūrėk, tu sakei, jog kol tave spaudė, tu tarsi to troškimo neturėjai ir staiga nebespaudė. Aš dar man labai smalsu, kas atsitiko su tavo tėvais tokio, kad jie nusprendė nebespausti tavęs mokytis. Ir kada norisi mokytis ir kada visiškai nesinori. Ir kas tam turi didžiausią įtaką? Nu, aš noriu mokytis, nes aš noriu pasiekti gerą rezultatą. Kas nėra gal teisingas mąstymas, bet smagiau mokytis, kai mokausi tai, kas man patinka. Tai jau matematika niekada nepatinka mokytis, bet literatūra, o tą tai myliu, tai labai tada ir lengva, ir smagu. Tai man tiesiog, kas patinka. Susivienodinkim žodynus. Gerai. Tu sakai pasiekti gerą rezultatą. Kas tau yra geras rezultatas? Geriausias, kokį galima gauti. Gerai. Geriausias, kokį galima gauti. Mokslų prasme. Kas yra tavo geriausias, kokį galima gauti rezultatas? Kadangi aš mokausi 7-baliai sistemui, tai 7. Tarptautinis bakalaureatas. Taip. Taip, labai gerai. Koks tavo planas? Tu baigsi mokyklą ir kas tada? Aš nežinau. Aš galvojau apie biochemiją arba farmakologiją, nes man gerai sekasi biologija ir chemija, bet aš labai myliu literatūrą. Tai dar neapsisprendus. Man taip smalsu, tu tik taip užtikrintai pasakė, aš nežinau, ir paskui išbėrei visą šitą tekstą ir galvoju, man atrodo, suaugusiems labai svarbu irgi suprasti, kad kai jie prieina prie paauglių ir sako, na, kuo būsim po mokyklos. Ir tada paaugliai sako, nežinau. Ir sako, galvoja, nu va, jie nieko nežino, jie neturi jokių planų. O planai yra. Planai jie yra galvose ir tu dar renkiesi. Taip. Ne? Taip. O tau galima padaryti spaudimą? Aš, pavyzdžiui, lietuvių filologija, man labai patinka literatūra. Ar galėčiau padaryti tau spaudimą studijuoti literatūrą, o ne biochemiją? Aš manau, kad taip, nes
giliai širdyje aš tą ir norėčiau daryti, bet vis tiek kažkaip labiau priimta, kad tokie natūralieji mokslai ar ten tikslieji yra aukščiau ir sunkiau negu literatūra ar socialiniai mokslai. Tai man iš to ateina tas, kad aš noriu užsidirbti pinigų, tai man reikia studijuoti biochemiją. Tai ar aš teisingai suprantu loginę grandinę, kad geriausia, kas gali atsitikti, tai finale tu visą tai nuveikusi ir gausi geriausią rezultatą, tu užsidirbsi daugiau pinigų? Taip. Tik tiek. Ne, aš dar norėčiau, kad man patiktų mano darbas ir tai, ką aš mokysiuos po mokyklos. Ir aš dėl to bijau, kad biochemija man nepatiks. Aš bijau, kad biochemija man nepatiks. Ko tu bijai? Jau kalbam apie mokslus. Bijau nepasiekti rezultatų tų, kurių noriu, arba tuos, kuriuos žinau, kad galiu pasiekti, bet tinginystė gali tai pakeisti. Arba bijau tokio neužtikrintumo ateityje, kurio irgi galima pasiekti, kurį irgi galiu pasiekti tik per tinginystę. Tinginystė. Kas čia per dalykas toks? Nes mamos dažnai mini šitą žodį. Apie ką tai? Tai aš manau, kad tinginystė yra gerai, bet jos per daug jau yra tada nelabai gerai. Pala, aš nieko nesuprantu. Tinginystė yra gerai. Aš suprantu, kad žmonės ir ratą išrado iš tinginystės, ar ne? Iš tingėjimo. Bet kaip žinoti, kur yra balansas? Kaip tu žinai, kad tingi per daug? Tu supranti, kada tingi per daug? Jo. Kaip? Kuomet manau, tuomet, kada aš jau tiesiog tai darau tam, kad daryt. Tingi, guliu lovoj, skrolinu TikToką tik tam, kad skrolint. Ir kuomet aš jau gal ir norėčiau eiti mokytis, bet tiesiog skrolinu toliau. Tai ką tu tokiu atveju darai? Kas turi atsitikti, kai tu išjungtum telefoną, išjungtum, pasidėtum ekraną ir eitum mokytis? Ar duok man instrukciją, ką aš turėčiau kaip mama padaryti, o gal turėčiau nieko nedaryti? Kaip? Kaip tu nusprendi, kad užtenka tingėti, dabar jau mokysiuos? Manau, tiesiog persipildo tą taurę, to tokio tinginystės ir tada išlipi iš lovos ir eini. O mamom, aš manau, tiesiog reikėtų nesikišti ir kuomet dukra gaus blogus pažymius, jinai, manau, pati supras, kad gal čia biškį ir nusivažiavau. Sakai, blogus pažymius ir viską supras. Galima ir taip sakyti. Aš iš tikrųjų, taip ir būna? Aš nemanau. Aš nemanau, kad visiems žmonėms yra taip pat svarbu įvertinimai. Tai jeigu merginai nėra tai svarbu, tai kai jinai gaus blogą įvertinimą, niekas nepasikeis. Tai čia galbūt tiesiog reikia... Bet iš tikrųjų, pažymiai ir nėra svarbiausias dalykas. Aha, mamoms pasakyk. Pažymiai nėra svarbiausias dalykas. Ir pažymiai neturėtų nei sakyti, koks protingas yra žmogus, nei nieko apie jo savivertę, nes dažniausiai tai priklauso nuo sėkmės, nuo miego tą naktį ir kokius klausimus gausi kontrolinėje. Jeigu gerus gausi, kuriem pasimokiai, gausi gerą pažymį. Jeigu gausi sunkesnius, kurių galbūt mokytojas neakcentavo tiek daug, tai gausi prastesnį pažymį. Tai nebūtinai tai pasako, kiek tu moki. Nes aš girdėjau tokį pasakymą, kad neprivalgiai, neprilaižysi, reiškia tiek, kiek jau išmokai iki kontrolinio arba iki žinių patikrinimo, tai ir turėtum, tiek ir yra tavo galvoje. Ne. Sėkmė? Ne tik sėkmė, bet dar ir stresas. Pamiršti, būna užsiblokuoja smegenys iš to streso, ypač egzaminuose.
Geras, kaip svarbu apie tai kalbėti. Taip. Nes kas man atsitinka kiekvieną kartą, kai aš sėdu ir žinau, kad mane egzaminuoja, nepriklausomai nuo to, kas, ar aš turiu kokią anketą užpildyti, ar žmonės manęs klausosi, man išsitrina visa informacija galvoje, tokia lieka juoda, didelė graži skylė ir nieko. Kaip tu tvarkaisi su stresu? O gal tu nepatiri streso iš viso, gal eini į mokyklą ir ten visi kontroliniai yra, tai kaip peiliu per sviestą. Man stresas yra didžiausia kliūtis, jis labiausiai kiša pagalius į ratus. Ir tik, manau, per stresą aš ir taip pasimetu ir nebežinau, ką daryti toliau. Kas vyksta su tavim, kas yra stresas? Nes mamos klauso, galvoja, aha, stresas įdomu. Kas atsitinka su kūnu? Girdėjau, išsitrina informaciją iš galvos, ar ne? Kas dar? Man yra tiesiog užsiblokuoja visi pojūčiai ir tada tiesiog drebi ir nežinai, ką toliau daryti. Ar čia stresas, ar čia panikas ataka? Ne, čia stresas. Kol kas tik stresas. Ir kas tada? Ką daryti? Manau, kvėpavimo pratimai. Ir nežinau. Kas šiais laikais moko kvėpavimo pratimų? Iš kur tu žinai, kad yra kvėpavimo pratimai, kuriuos galima taikyti? Aš išmokau iš šumas. Ir juos ir naudoju. Taikai? Taip. O gali duoti instrukciją? Va dabar, žiūrėk, mamos klauso, ką nors labai labai paprasta. Kvėpavimo? Išmokyk. Tai man labiausiai kas pasiteisina, tai kuomet kvadrato taisyklė, tai kuomet įkvepi per 4, palaikai 4, iškvepi per 4 ir vėl palaikai 4. Geras, ačiū tau. O tu? Ką tu darai? Ar tau irgi jokio stresiuko atėjai, išsitrynė atmintis ir viskas? Stresas man padeda pasiruošti kontroliniam, nes aš labai mėgstu atidėlioti viską. Tai jau paskutinę naktį, jau kai suprantu, kad rytoj kontrolinis, tada man jau ateina tokia motyvacija mokytis, kad viską išmokstu. Tai šitoj vietoj stresas padeda, bet per pačius, aš turiu labai problemą su egzaminais. Kontroliniu aš galiu labai gerai parašyti, labai gerai pasiruošti visiems kontroliniam, bet kai jau kažkas pasako egzaminas, man jau vien tas žodis, jau iš karto širdis pradeda greičiau plakti. Ir jo, aš dar neišmokau su tuo susitvarkyti. Tai. Man atrodo, aš dar neišmokau su tuo susitvarkyti. Jeigu kas nors moka su tuo susitvarkyti, parašykit mums kokį komentarą. Duokit mums instrukciją, kaip, net ir būnant absoliučiai pasiruošus ir visiškai įsitikinus, kad žinai viską ir dar truputėlį daugiau, kaip nepasiduoti. Kaip nepasiduoti šitam stresiukui. Labai labai ačiū. Gerai. Aš dar, galvoju vis tiek, mamos, kai kalbasi su manimi, aš jų klausiu, kodėl jūsų vaikai turi mokytis? Kodėl jums taip svarbu? Kodėl taip svarbu tie pažymiai? Nes tarsi kiekviena mama ir kiekvienas tėtis, jie sako, jog jie myli vaikus ne už pažymius, bet kažkodėl vis tiek laukia, tikisi ir trokšta tų gerų pažymių. Tai kur čia netitikimas? Kas čia vyksta? Pažymys gal yra toks apčiuopiamas dalykas, kuris gal nuo senovės yra likęs, kad pažymys pasako tiesą, kiek tu moki ir kiek tu išmokai. Bet, manau, pažymys, kaip sakė, yra toks sėkmės dalykas. Čia tu gali jį pagerinti, pabloginti, bet tai nebus tik tiesa. O kaip tu manai, pažymys, ar jis apibrėžia tavo žinias? Ką pažymys rodo? Kodėl tėvam toks svarbus pažymys? Tėvai nori, manau, matyti, kad vaikas stengiasi, turi vis tiek disciplinos ir, ne tik tais tėvai, čia to tarp ir mokytojai ir visuomenė. Ir vis tiek,
parodo, kaip pasakyti, nusilavinimas yra svarbu. Ir aš manau, kad vis tiek domėtis pasauliu, tai kas vyksta pasaulyje, skaityti literatūrą yra labai svarbu vien tik dėl savęs, dėl savo augimo. Ir tiesiog tas pažymys iš dalies atspindi tai ir tavo pastangas. Ir tėvam labai, labai svarbu, manau, matyti, kad vaikas stengiasi. Bet tiesiog reikia prisiminti, kad vaikas gali stengtis, bet vis tiek gauti prastesnį pažymį. Gali. Neturiu ką pridėti. O kaip tau su pažymiais? Ar tavo mamai svarbu, kokį pažymį parneši, ar ne? Taip. Ar visada parneši tai, ko ji nori? Manau, kad ne. Kas tau trukdo? Stresas. Mokyk kvėpavimo pratimų. Manau, stresas. Nežinau, nepasitikėjimas savim gal. Ir kas tada? At koks jausmas yra grįžti namo ir neštis pažymį, apie kurį nebūtinai drąsu pasakyti tėvam? Kas vyksta su jumis? Aš tokios problemas neturiu dabar, nes mano tėvai tikrai nebepyksta, kai gaunu blogus pažymius, nes mato, kaip aš sėdžiu naktimis ir mokausi, tai žino, kad aš tikriausiai padariau viską, ką galėjau. Kaip tu? Manau, kuo toliau, tuo labiau irgi nebepyksta, nes su amžium supranta, apie ką tai yra, apie ką yra tie pažymiai, apie ką yra mokslai ir apie mano įdėtas pastangas. Labai gerai. Dažnai vis tiek klausiu apie jausmą. Kas vyksta tavyje, kai eini namo su netokiamis geromis žiniomis? Man tai atrodo, kad to širdis iškris iš krūtinės ir nežinau. Bet dažniausiai nebūna tai blogai. Toks, manau, gal jausmas tiesiog. Ar galite duoti instrukciją, kaip padėti toms mamoms ir toms dukroms, kurios turi kitą iššūkį su mokslais? Kur merginoms yra išsitrynęs iš principo balansas turbūt tarp mokslo ir poilsio. Kada merginos, nes yra ir tokių mamų, ar ne? Kai kurios mamos labai jaudinasi, kad iš principo dukros nueitų į tą mokyklą ir ką nors išmoktų, o kitos mamos jos kaip tik rūpinasi, kad dukra daugiau nieko ir nedaro, tik mokosi, kad jai niekas daugiau neįdomu, nes šiuo metu ji panirus tik į mokslą. Na, aš esu ta mergina, kuri panirus į mokslus, bet aš gal tiesiog kartais savo leidžiu pasileisti plaukus ir aš tiesiog leidžiu savo atsipalaiduoti ir aš manau, kad čia mergina turi tą suprasti, kad jeigu naktimis kiekvieną dieną mokysis, tai tas pasimatys ant jos sveikatos ir psichinės savijautos. Tai mama irgi, manau, gali padėti, galima pasakyti, apkabinti, pasakyti, kad reikia pailsėti ir kad jeigu gausi vieną kartą blogą pažymį, kad nieko dėl to nebus, ne pasaulio pabaiga ir kad aš vis tiek tave mylėsiu. Tavo instrukcija. Tavo kamera ten. Manau, žodžiai yra svarbiausi ir veiksmai, kuriuos mama parodo dukrai. Tai tas pats ledų suvalgymas kartu ar filmo pažiūrėjimas. Ir tai atitrauks dėmesį nuo mokslo ir pasakys, kad man rūpi tokia, kokia esi. Spausti ar nespausti? Padėti ar nepadėti? Man atrodo, kiekviena šeima turi savo būdą, kaip bartis arba nesibarti dėl pažymių. Jeigu galite
klausti vieni kitų, ar mums reikia rūpintis, ar tau reikia pagalbos, jeigu reikia, kokios pagalbos reikia, jums visiems bus labai pasisekę. Nes aš kaip mama galvoju, kad kautis dėl savo vaiko pažymių gal ir nebūtina, bet niekada nevalia nustoti kautis dėl savo vaiko širdies. Su jumis buvo Uma dukros ir laukiam jūsų kitose susitikimuose. Ačiū ir iki.